Kartais pagalvoju, kodėl žmogus tiek stengiasi. Kodėl aukoja laiką, jėgas, nervus, kai galiausiai niekas to net nepastebi. Tu lipi, kovoji, darai, o iš šono atrodo, kad niekas nepasikeitė. Kaip sakoma, nuėjai 100 žingsnių, bet kiti pamato tik paskutinį. Mano pasiekimai gal ir nėra matomi, bet jie yra tikri. Juk niekas nežino, kiek kartų kritau, norėjau viską mesti, bet vis tiek atsistojau. Juk niekas nemato, kaip aš kovoju su savo silpnybėm, kaip naktimis užmiegu su klausimu, kam viso tai. Bet ryte vėl keliuosi. Ir žinai kas? Man nebereikia plojimų. Aišku, būtų gerai, kas nors pasakytų šaunuolis. Bet aš pats žinau, kiek man kainavo tai, ką pasiekiau. Tik aš žinau, kiek kartų sukandau dantis, kai kiti galvojo, kad man lengva. Neįvertinti pasiekimai, jie gal ir nesuskamba garsiai, bet jie suformuoja mane. Jie parodo, kad aš galiu daugiau, nei pats kartais tikiu. Ir galbūt svarbiausia, kad man pačiam užtenka to žinojimo, net jei niekas aplink nepakels rankų ir nepaplos. Real Dreams.